Susimąstom apie tai, kaip čia maitinti, kaip čia reikėtų tos raumenis, ar ne, kas nesportuojam lavinti. Ir labai dažnai mums primena tada, kai patiriam kažkokią traumą, kad turim kaulus, ar ne, kai kaulai būna lūžta, ar pasitempam raumenis. Nes atrodo, kad gimėme, gavome skeletą, gavome raumenis, ir jie turėtų tarnauti visą mūsų gyvenimą. Bet iš tikrųjų, atramos judėjimo aparatas, tai yra jo funkcija pagrindinė yra išlaikyti mūsų vertikalioj padėty, išlaikyti mūsų organus ar net atitinkamose pozicijose. Ir taipogi net pačią galvą ar ne išlaikyti, tai iš tikrųjų labai svarbios sistemos, nors be abejo dažniausiai mes kalbam daugiau apie širdį, ar ne apie vidaus organus, tą patį žarnyną ir taip toliau. Tai šiandien norėčiau priminti keletą etapų, kaip tie kaulai raumenys vystosi ir į ką reikėtų daugiau atkreipti dėmesį. Tai yra pirmas turbūt toks vienas svarbiausių etapų, tai yra kada vaisius dar yra iššiose, kada veikia genoespresija ir iki 2 metų maždaug jau po vaiko gimimo, kada yra tas programavimas, apie kurį mes galbūt net nepagalvojame, nes tuo metu būtent, kalbant apie kaulų sistemą, jau čia yra tiesiog užprogramuojama, ne, kokia bus kaulų kokybė, kokia bus kaulinė masė, sirgsim ar nesirgsim osteoporozė, tie kaulai greičiau retės ar lėčiau retės. Tai šitam etapui iš tikrųjų labai svarbi yra mamos mityba. Ir iki 2 metų taip pat vaiko mityba, ar mama mišinukus duoda, ar pati maitina vaiką, irgi yra labai svarbu. Ir kaip ta mama maitinasi, ar tai yra optimali mityba, ar gauna papildomai maistinių medžiagų, gerų, kokybiškų. Tai yra pirmiausia baltymai, tai yra mineralai, vitaminai, ar ne, viskas, kas sueina į kaulų sudėtį. Tai yra kalcis, tai yra magnis, cinkas, fosforas, boras su vitaminu D, kurie būtent yra tie vedliai kalcio. Ir taipogi vitaminas C, kuris yra kolageno šaltinis. Kitas labai svarbus etapas, tai yra brendimas, kada pradeda veikti lytiniai hormonai, estrogenai ir testosteronas. Tai būtent šitam etape, tai turbūt pradeda, vienas stipriausių, kalbant apie tolesnį gyvenimo etapą, nes didėja kaulinė masė. Ir jeigu, sakykime, lytinis brendimas vėluoja, tai automatiškai kaulinė masė tokio žmogaus bus žymiai mažesnė. Ir mergaitės anksčiau pradeda bręsti, jų brendimas nėra toks ilgesnis kaip berniukų ir jų kaulinė masė yra šiek tiek mažesnė. Berniukų kaulinė masė yra didesnė, vyrų jau kaulinė masė yra žymiai didesnė. Ir apie 30 metus maždaug susiformuoja jau tas maksimumas mūsų kaulinės masės. Ir turėtų kauluose būti apie 1 kilogramų kalcio. Nes tai bus eigoje, mes naudosim tą kalcį ir būtent kalcis stiprins šitos mūsų kaulus. Ir be mitybos, be kalcio vartojimo ar ne visų tų mineralų, baltymų vartojimo, aminorūgščių, tai vienas svarbesnių dalykų kaulams tai būtų judėjimo aktyvumas. Nes kaulas kuo daugiau yra tempiamas, kuo jis daugiau yra spaudžiamas, kuo jis daugiau yra kraunamas, tuo yra didesnė kaulinė masė pas žmogų. Ir jau kalbant apie paauglius, ar ne, mes žinome, kad dalis be abejo yra aktyvių vaikų, bet dalis iš tikrųjų yra tokie asteniški, ar ne, nes civilizacijos tokia jau liga, kad daugiau tų kompiuterių, daugiau telefonų, ar ne, ir, pavyzdžiui, telefono vaikas, jeigu nuolat laiko nuleidęs galvą, ar ne, jeigu jo raumenys yra nugaros, kaklo, pečių juostos silpni, tai koks yra atkrovimas raumenims, ar ne, nes veikia apie 30 kg jėga į kaklo slankstelius. Tai ne tik perspaudžiami raumenys, ar ne, bet ir taipogi smegenų mityba sutrinka. Ir gali prasidėti galvos skausmai, ir migreniniai visokie skausmai, ir mes turbūt ne visada rasime priežastį, kas tam vaikui yra. Tai va, o kalbant apie raumenų sistemą, tai kada vaikas gimsta, daugiau raumenys
juda tiksliau tokiu refleksiniu būdu, daugiau refleksai turi įtakos judesiams vaiko, bet augant vaikui jau 2-3 mėnesių vaikas kelia galvą ar ne, po to verčiasi, po to pradeda sėdėti, jau tada daugiau raumenys labiau koordinuoti darosi, ar ne, ir vaikas sąmoningėja. Ypač liemens raumenys reikia atkreipti dėmesį, jie šiaip per visą gyvenimą yra svarbus. Pilvo, nugaros, šoniniai raumenys visada turėtų būti pakankamai stiprus. Ir kada kūdikis pradeda jau ropoti, ar ne, tai dar sudėtingesni jokie judesiai, tas toks reciprokinis judėjimas, kada jisai moka ir rankas, ir kojas suderinti. Ir tada, kai jau atsistoja, pradeda vaikščioti, tai dar daugiau vaikas pažįsta pasaulį. Ir kaip ten begalvotume, motorinė raida tai yra pagrindas vaiko lavėjimui, tai yra pagrindas pažinimui vaiko ir pagrindas kalbai. Tai iš tikrųjų raumenys yra be galo svarbus dalykas, ar ne, ir kaulai, ir jų augimas, ir vystymas. Dabar apie šiek tiek apie problemas jau užsiminiau, kad paaugliai galbūt daugiau yra asteniški tokie, tie, kurie daugiau laiko leidžia sėdėdami, ar ne, ir prie kompiuterių, prie televizorių ir telefonų. Tai mano darbo praktikoje aš turėjau tikrai daugybę atvejų, kada yra kaulų šuolis, tiesiog raumenys nebespėja su kaulais kartu augti ir didėti. Ir tada prasideda netaisyklingos laikysenos. Jeigu nekreipsime į tai dėmesį, be abejo, tai gali išsirtuliuoti į skoliozę, ar ne? O skoliozė tai ne tik sunaikintas grožis, tai yra ir jau ir skausmas, ir nedarbingumas, ir kartais priveda ir prie invalidumo. Todėl iš tikrųjų paaugliams fizinis aktyvumas kartu su mityba, ar ne, su baltymų vartojimu, nes mūsų baltymuose yra šakotosios grandinės baltymai, tai yra leucinas, izoleucinas, valinas, kurie būtent augina raumenį, kurie padeda atsistatyti raumeniui. Ir taipogi apsaugo raumenų baltymą nuo irimo. Ir judėjimas iš tikrųjų vienas svarbiausių turėtų paaugliui būti tokių jau principinių dalykų. Nes ir judant, šalia to, kad stiprėja raumenys, ar ne, vystosi kaulai ir ta kaulinė masė auga, šalia to dar išsiskiria hormonai, endorfinai, kurie yra džiaugsmo hormonai, ne, kai pasportuojant, kas sportuoja, žinot, kad tiesiog pakyla nuotaika ir energijos toks pliūpsnis būna, nes kiek teko pastebėti jau kaip visuomenės sveikatos stebėsenos specialistai, turim problemą su paaugliais, su jaunimu, nes depresija, tiesiog tokia, sakyčiau, gal vyresnio amžiaus, ne, būtų liga ir toks iššūkis. Nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, jaunimas, ar ne, ir paaugliai mato TikToką, mato Instagramą, mato Facebooką, ten visi tokie laimingi, ten visi tokie gražūs, ar ne, idealūs svoriai, idealūs kūnai, o patys pasižiūri į save ir iš tikrųjų atrodo neatitinki tų standartų. Ir tada, aišku, ir nepaslaptis mokyklose ir narkotinės medžiagos jau yra viena iš didžiausių problemų. Tiesiog galbūt paaugliai matyti dėl to, kad ir blogai dėl to ir elgiasi ir ieško kažkokių sustiprintojų. Taigi tėveliai, seneliai, ar ne, mes turėtume šalia tos mitybos, ką mes turime šalia maistinių medžiagų, būtent aktyvinti tą fizinį aktyvumą, kartu būti su vaikais daugiau dėmesio ir daugiau pastiprinti ir kaulų ir raumenų sistemą. Dar vienas toksai iššūkis yra, ir mokslininkai apie tai daro tyrimus, tai yra tokie nepaaiškinami raumenų skausmai, tai mialgijos. Atrodo, tų tyrimų daug padaryti ir vienokių ir kitokių, galų gale Šveicarijos mokslininkais 14 metais išsiaiškino, kad vis tik tai yra vitamino D trūkumas. Kodėl taip yra? Dėl to, kad vitaminas D, vitamino D receptoriai įeina į nervinių ląstelių, per kurias praeina nerviniai skausmo signalai. Ir kuo mažiau yra vitamino D organizme, tuo žmogus jautresnis skausmui. Ir 15 metais buvo su vaikais netgi atliktas tyrimas, tie, kurie skundėsi nerviniais skausmais. Ir net po pirmos vitamino D dozės 50% iš tų tyriamų
nebejautė arba tik dalinai jautė tą raumeninį skausmą. Tai va, ir jau kalbant, ką reikėtų daugiau vartoti, tai vitamino D, sakykime, kūdikiams ten reikėtų maždaug iki 600 tarptautinių vienetų, tai būtų 10-15 mikrogramų, paaugliams jau reikėtų iki 1000 tarptautinių vienetų, čia profilaktinis, ne, tai nėra problema. Normos tai būtų 15-25 mikrogramai ir suaugusiems be abejo bent iki 2000 tarptautinių vienetų, tai 50 mikrogramų per dieną, bet čia turbūt nuolat, ar ne, kad vasaros metu galbūt, bet mes žinom, kokios vasaros ir tik Liepos mėnesį, kada jau saulė yra savo aukščiausiam pike, tada galbūt tas mūsų organizmas pilnai gauna vitamino D. Ir kalbant apie kaulus, tai kalcio reikėtų kūdikiams tai apie iki 500 miligramų maždaug, o jau paaugliams ir vaikams jau reikėtų iki 1 gramo per dieną kalcio. Tai va, turbūt būtų tiek.